Taigi, panašu, kad įlindom į mūsų mega shortą, ar ne, kuriuo ir pasidalinau per visą laiką tiek su jumis nemokamai, kalbėjom apie jį, kad būtent štai nuo čia, nuo būtent šito range ekstremalios zonos viršaus, ant valandos time frame štai čia, taip viskas atrodo. Vakar pasidalinau, dar buvau įkėlęs šitą, ar ne, shortą irgi, kur iki equilibrium mes gražiai užshortinam ir dabar nuo kitos zonos mes gražiai įlindę esam. Taip pat šito treidu pasidalinau live ir su savo grupe, TradingView štai taip atrodo ir iš TradingView tada įkėliau į mūsų Discordą. Žmonės live galėjo savo gražiai pamatyti visus mano setupus, ką matau, kad OI diva ant 1 minutės. Norėjau dar, kad sugrįžtų atgal, kad galėčiau dar papildomai prie pozicijos dadėti. Tada būtų stiprus longų pritrepinimas šitoj vietoje, ar ne, buvęs. Ir toks sugrįžimas dar reikštų papildomą man poziciją, bet papildomai būčiau pridėjęs prie pozicijos, bet dėja nesugrįžo ir taip į apačią nuvažiavo. Kad viskai būtų papildom su longų dar, bet aš esu šorte jau. Tai va, ir dabar taip ir važiuoja. Po truputėlį į apačią, ar ne? Open Interest divas atrodė štai taip. Tuo. Kaina, ar ne? Toliau savo gražiai kilo. Šitoj vietoj pirmas divas buvo. Open Interest toliau kilo. Bet kaina jau nebe. Tada kaina toliau pradėjo leistis. O Open Interest vis dar kilo. Pirmas silpnumo ženklas buvo kaip pavadinti, anomalija, kuri nutiko rinkoje, kuri indikavo, kad mes turim kažkokių tai iškreipimų ir tie longai yra sugeriami ir vietoj longų mes gausim shortus, ar ne, kad čia yra short limit orderį supildomi ir važiuosim į apačią. Tai va šitos galim pasišalinti, kad nesimaišytų. Būtų gerai čia gauti alertą. Būtų gerai dar žemiau gauti, vat prie čia, kad jau pradedam valyti, kad pilnai setupas supildytas. Jo, ir viskas labai paprasta. Tradinkit tokias zonas ir niekada neturėsit problemų. Bus labai viskas lengva, o netgi jei bus invaliduota, jeigu jūs čia vikintų, išeitų iš range'o, galėsi dar kartą į tradą įlipti, turėsi dar geresnį entry ir bet kokiu atveju, jeigu mes bent jau prie equilibrium grįšim, būtent šito range'o, tai setupas atrodys štai taip. Ir mes turėsim setupą 1:11,5 risk to reward. Easy. Easy. Tai va taip viską ir paliksim, pažiūrėsim, kaip išsipildys. Jeigu sakau ir užstopins, tikrai dar kartą užeisim į tradą. Nes čia high confirmation turim šitoj vietoj. High confirmation. Ir toliau irgi stebėsim open interest divus. Tai vat. Taip pat USDT dominance, lygiai taip pat. Range low pasiekė ant 5 minučių, ant 3 minučių kaip atrodo ir ant minutės. Ant minutės matome, kaip jau breikina struktūrą, ant 3 minučių taip pat breikina, ant 5 minučių irgi pirmi breikai. Ką norėčiau pamatyti, tai būtų nice retestas ir tada toliau į viršų, kad važiuotumėm. Vienas iš scenarijų. Auksas, duotas etapas vėl puikiai suveikė, jaurai perėjo šitą zoną, realiai jeigu būtumėm užlaikę, tai va, kol kas atrodytų etapas. Bet šiaip gražiai pravalė, šito slow, ką galiu pasakyti. Viskas super, šito etapu irgi pasidalinau, o futures setupai. Šita zona buvo ir setupas va pasidalintas, live buvo.
Tai vat. MNQ. Toliau breikinam. Ir to mums nereikia. MNQ palauksim. Asia ir New York PM sesiją turim. Pararam pam pam. Pararam pam pam. Asia high, kad paimtų ir rejection gautų, būtų gerai, kad pilnai paimtų šitą ekstremalią zoną ir tada turėtumėm setupą. Tad pažiūrėsim. Tai vat ir kaip viskas, man atrodo, ar ne? Svarbiausia, kad šitą užgaudėm ir po to žiūrėsim toliau, ką galim padaryti, bet jau ankstyvoje stadijoje pagavom šortą, kuris toliau į apačią ir važiuoja po truputėlį gražiai. Faktas, kad viskas neįvyks per 5 minutės, kad gausim tokį ar ne monster dropą, nors čia turim daug single printų ir mes po truputėlį artėjam prie šitos zonos. Tai čia turėtų būti toks peilis greitas. Tai vat pažiūrėsim, ar tą tokį greitą peilį gautumėm, tada galėtumėm perkelti stop lossą ar ne prie enterio, arba dar truputėlį žemiau, kad jeigu ir sugrįžtų atgal, kad nenueitumėm ar ne į minusą, jeigu pagal šitą setupą viską žiūrėtumėm. Tai vat. Jeigu norit prie mūsų prisijungti, aprašyme viską rasit, bet kurioje platformoje galite parašyti žodį startas ir gausite visą informaciją, klausimyną ir taip toliau. Yra mūsų telegramas, Discordas, kur rasit mūsų narių atsiliepimus, rezultatus irgi Discord'e galiu parodyti. Turim VIP rezultatai, pavyzdžiui, žmonės postina rezultatus ir taip pat atsiliepimus apie mūsų grupę. Ir taip pat rasit skyrių individualus planas, galit štai čia parašyti startas ir gausit visą informaciją, jeigu norit pradėti tradint, kažkaip struktūrizuotai viską pradėti daryti ir padėsim jum sukurti visą tą planą, ar jums reikalingi tradai, ar mentorystė, ar šitą Discord grupę, kad ir kas tai bebūtų pagal jūsų, žinot, kiekvienas yra unikalus ar ne žmogus, kiek laiko turi, kiek galimybių turi, tai pagal tai mes ir orientuojamės, kad duotumėm jum unikalų ir planą pagal jūs. Ką BitGet veikia? Nieko ypatingo. Gerai, ir viskas. Ir jeigu norite tradinti su geriausia programėle šiuo metu, tai yra VEX, irgi yra štai čia nuoroda, registracija VEX ir gidas taip pat. Taip pat yra įkeltas ir registracija į Bybit ir taip pat Bybit gidas. Nežinau, kad ir Bybitu daug kas naudojasi, bet galbūt tokio gido reikia, tai galite irgi paspaudžiat štai čia ir bus 3 dalis. Galėsit viską savo ramiai persižiūrėti, nemokamai. Ir greitu metu turėtumėm dar vieną partnerystę sudaryti, tikiuosi, nes dabar yra derinami visi planai, turėtų būti labai geros sąlygos irgi tradinimui, tai tikiuosi, kad pavyks, kad turėsim daugiau partnerių ir kai mes turim geresnės sąlygas, faktas, kad ir jūs turėsit geresnės sąlygas, jeigu nuspręsit prie mūsų prisijungti ir tradinti kartu. O daugiau kaip ir viskas. Pasižiūrėsim, kas čia įvyks. Šiaip čia ne tas turėtų būti, va čia turėtų būti. Iški perkelti reiktų. O taip, nes čia darbiški turėjom tokius vykautinimus, bet va čia visiškai turim single printus. Single printai yra, kur beveik orderių nebuvo, kaina labai greitai kilo. Čia tiesiog tuštuma yra ir jeigu tą tuštumą įlendam, tai mes tiesiog turėtumėm sugriūt. Pažiūrėsim, ar taip ir bus. Šiaip daug klausimų gaunu, va dabar daug narių prie mūsų prisijungia, naujų. Kiti ateina iš Instagramo,
Tai irgi klausia, o kur galima pamatyti, pavyzdžiui, mano rezultatus ar ne kažkokius tai. Tai iš karto pasakau, kad vat, yra šitas video paskutinis. Yra šitas paskutinis video. Challenge nuo 1000 iki 100 000. Tai pasižiūrėkit, šitame video yra būtent kaip man challenge sekasi. Tai jis toks ir yra, nuo 1000 iki 100 000. Tada, nu, leisk žodžiu. Tada čia yra ir mano, tai pažiūrėsiu, ne, iški toliau. Yra ir mano VEX rezultatai, kur su didesniu akauntu treidinu, viską live galite pamatyti. Ir taip pat yra, kur ką tik parodžiau BitGet 6 mėnesių rezultatai įkelti. Jeigu kažkam kyla klausimų. Ir viskas. Dabar jau tikrai. Pasimatysim arba vėliau, arba ryt, jeigu užgaudėt treidą, šaunuoliai, jeigu neužgaudėt, visada susidėkit alertus, pranešimus ir jeigu norit viską live gauti, prisijunkit prie mūsų Discordo arba tiesiog parašykit mums žodį startas.